Vakaras. Tarptautinis greitkelis nuo Prahos per Varšuvą, Marijampolę, Kauną, Panevėžį, Rygą, Taliną ir keltų iki Helsinkio ruože nuo Varšuvos iki Talino vadinamas Via Baltica. Via Baltikos ruožas Lietuvoje šiandien vadinamas mirtininkų keliu. Vien šią savaitę šiame kelyje žuvo 2 žmonės, o iš viso nuo metų pradžios 11. Pernai per šį laikotarpį žuvo 12. Skaičiuojama, kad kasmet Via Baltikos kelyje įvyksta apie 60 eismo įvykių, per kuriuos žūsta apie 18 žmonių. Apie trečdalis visų Lietuvos magistraliniuose keliuose registruojamų mirčių įvyksta Via Baltikoje. Eismo įvykių skaičius tenkantis vienam Via Baltikos kilometrui yra apie 2 kartus didesnis nei kituose magistraliniuose keliuose. Ir avaringumo rodikliai tenkantis vienam kelio kilometrui Via Baltikos kelyje yra apie 2 kartus didesni nei visuose šalies magistraliniuose keliuose. Šitą kruviną statistiką būtų galima tęsti dar ilgai. Savaitę aiškinosi, ar yra galimybių mirties magistralę paversti saugiu greitkeliu. Mirtininkų kelias tiesmukai rėžia kelininkai, kalbėdami apie svarbiausią Lietuvos transporto vėžę Via Baltica. O policininkai vienintelį sausumos kelią, kuriuo sunkiasvoriam transportui galima pakliūti į Europą, neišvažiuojant iš Šengeno erdvės, vadina kruvinu keliu. Tame kelyje per 5 metų laikotarpį, tai nuo 22 iki 17 žuvusių skaičius, tai vyrauja maždaug taip. O tai galim palyginti, jeigu pernai keliuose žuvo 265 žmonės, tai nesiekia 10%. Kelininkų skaičiai dar šiurpesni. Per 13 metų Via Baltica žuvo net 339 žmonės. Skaičiuojama, kad net trečdalis žuvusiųjų magistraliniuose šalies keliuose žūsta būtent Via Baltica kelyje. O eismo įvykių skaičius tenkantis vienam Via Baltica kilometrui yra apie 2 kartus didesnis nei kituose magistraliniuose keliuose. Vien šią savaitę šiame kelyje žuvo 2 žmonės, o per pastarąjį pusmetį jau 11. Policijos pareigūnų teigimu, kasdien Via Baltica pravažiuoja nuo 15 iki 20 tūkstančių transporto priemonių, trečdalis jų sunkiasvorės, o tam tikromis savaitės dienomis krovininiai automobiliai sudaro net 80% viso transporto srauto. Būtent šių susidūrimas su lengvaisiais automobiliais ir yra dažniausia žmonių žūties priežastis. Aplenkti automobilį yra labai sudėtinga. Sunkusis transportas sudaro kolonas ir nepraleidinėja visiškai lengvojo transporto. Tas labai komplikuoja, žmonės nervuojasi, skuba, rizikuoja, lenkia sunkųjį transportą, priešais atvažiuoja kitas sunkusis transportas, kuris visiškai nebeturi tam tikros kultūros vairavimo. Policininkai sako, kad šiame kelyje sumontuota apie 18 stacionarių greičio matuoklių. Neseniai 5 km ruože pradėtas matuoti vidutinis greitis. Nuolat patruliuoja policijos ekipažai, vykdomi reidai, tačiau nelaimių neišvengiama. Ir jos dažniausiai vyksta esant puikioms oro sąlygoms, geram matomumui, kai kelio danga sausa. Via Baltica kerta keletą šalių – Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, tačiau tik mūsų šalyje šis koridorius problematiškas. Mes jau 2 metai planuojam bendras priemonės su Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos pareigūnais būtent tame kelyje. Ir kiek man tenka bendrauti su minėtų šalių kolegom, tai vis dėlto pastebim, kad didžiausia problematika iš esmės yra Lietuvoje. Daugiausia žūčių, daugiausia eismo įvykių. Kelininkai sako, didžiausia Via Baltica ruožo Lietuvoje problema – infrastruktūra. Eismo srautas milžiniškas, o kelias jam nėra pritaikytas. Trūksta eismo juostų įvažiavimų ir išvažiavimų į kelią, modernių sankryžų, kitų saugos priemonių. Skaičiuojama, kad visam 274 km ruožui rekonstruoti per Lietuvą reikėtų apie 750 milijonų eurų. Tiek lėšų Lietuva neturi, todėl kelią gerinti ruošiamasi etapais, o tai užtruks dar turbūt ne vieną dešimtmetį. Automobilių kelių direkcija teigia, kad keliui Via Baltica skiriamas ypatingas dėmesys. Jau parengtas projektas rekonstruoti ruožą nuo Latvijos pasienio iki Panevėžio aplinkelio. Planuojama esamą kelio dangą paplatinti įrengiant 2+1 eismo juostas, atitvarais atskirti priešingus transporto srautus, rekonstruoti vieno lygio sankryžas. Darbų kaina gali siekti 100 milijonų eurų ir jie baigtųsi jau 2022-aisiais, tačiau kol kas neturima lėšų. Tačiau Panevėžio aplinkeliui jau skirta per 60 milijonų eurų. Pinigai iš vadinamojo CEF fondo yra numatyti, konkursas turėtų būti paskelbtas šių metų pabaigoje ir tikėtina, kad 22 km ilgio
Panevėžio aplinkelis, kuris įvardinamas kaip vienas pavojingiausių, per ateinančius keletą metų turėtų tapti vienu saugiausių Lietuvoje. Rengiami projektai ir ruožui nuo Panevėžio iki Kauno, tačiau finansavimas čia taip pat kol kas nėra numatytas. Rekonstrukcijos projektai parengti ir atkarpai nuo Kauno iki Marijampolės. Žemės išpirktos ir pirmo etapo konkursas dėl Kauno rajone 6 km automagistralės rekonstrukcijos galėjo prasidėti jau praėjusiais metais. Tačiau pirkimo konkursas yra apskųstas teismuose. Pasak kelininkų, pralaimėjusieji skundžia nuolat, o tai stabdo darbus, investicijas. Šiais metais mes pusę metų visas mūsų sektorius stovėjome be jokio darbo, be jokio judesio, nes tiek Vilniaus vakarinis aplinkelis 3 etapas apskūstas, tiek Via Baltica, apie kurią kalbame, yra šiuo metu teisme. Pasak Radausko, bet tikslius skundus galėtų sustabdyti tik materialinės sankcijos. Siekdama sumažinti nepagristų skundų skaičių, Ūkio ministerija vyriausybei siūlys ženkliai, konkreti suma kol kas neįvardyjama, didinti žyminį mokestį viešųjų pirkimų bylose. Teigiama, kad viename avaringiausių Kauno Marijampolės Suvalkų ruože eismo saugumas, rekonstravus 2 esamas eismo juostas ir nutiesiant 2 naujas, sutvarkius tiltus ir viadukus, įrengus tunelinius pravažiavimus ir jungiamuosius kelius turėtų pagerėti iki 2020-ųjų. Tačiau ruožui nuo Marijampolės iki Lenkijos pasienio kol kas pinigų nėra. Žinom tai, kad Lenkija planuoja iki 20 metų nuo pat Varšuvos iki Lietuvos pasienio atvesti 4 juostų greitkelio tipo kelią. Tai mes, kaip valstybė, tikrai turim irgi susijimti, turim numatyti, rasti finansavimą šitiem darbam. Vien šiam ruožui reikėtų apie 170 milijonų eurų. Galbūt Lietuva sugebės rasti lėšų ir kelias Via Baltica, tiksliau jo atkarpa Lietuvoje, nebebus vadinamas mirtininkų